Sveiki, mėlyjeji, su jumis Jurijus Slavas, mes tęsėme rubriką efektyvios tinklės rinkodaros verslo vystymo technikos. Šį kartą norėčiau su jumis pakalbėti apie antrąją iš didžiųjų klaidų tinklėje rinkodaroje, kuri labai dažnai daroma yra tiek naujokų, tiek netgi jau ne pirmus metus tinklėje rinkodaroje esančių žmonių, bet greičiausiai tų, kurie dar vis neturi to rezultato, dėl kurio atėjo tinklėje rinkodara, kalbant apie verslą. Pirmoji iš klaidų, apie kurias mes kalbėjome ankstesniuose video, yra produktų asmeninių jūsų kompanijos produktų arba paslaugų nevartojimas. Antroji klaida yra susijusi su mokymusi. Nes labai jau dažnai tenka matyti žmonių, kurie nesilanko mokymuose, nesilanko kompanijos renginiuose arba daro tai labai retai. Vieną kartą, galbūt kelis kartus per visą savo karjerą. Tačiau pagalvokime apie tai, kamgi reikalingi tie mokymai ir kamgi reikalingi tie renginiai, kuriuos daro kompanija. Pirmiausia, jie reikalingi tam, kad jūs gautumėte tam tikrą žinių bagažą, pradinį žinių bagažą, mokymuose, kurie padėtų jums pradėti tą karjerą. Taip, bet to tikrai nepakanka. Jeigu jūs pradėte lankyti sporto klubą, greičiausiai nemenate jo po to, kai sužinote, kaip teisingai daryti pratimus su štanga, kaip teisingai treniruoti su kažkokiu treniruokliu, bet tęsėte tai tam, kad jūsų raumenys toliau tvirtėtų ir tam, kad jūsų sportinė forma būtų gera. Lygiai tas pats yra ir čionais. Kai jūs žinote tas žinias, jums reikia periodiškai kartoti tos pačius pratimus, periodiškai galiausiai atnaujinti savo žinių bagažą ir tarp tų mokymų, aišku, daryti jos praktikoje. Tad ateidami mokymus pakartotinai, pirmiausia, jūs išgirstate tą pačią informaciją, kurią galbūt ir girdėjote jau iki tol, tačiau pastebite visiškai kitokius kampus, nes per tą laiką jūsų patirtis jau yra kitokia, galbūt praeitą kartą jūs kažką praleidote ir tokiu būdu jūsų tas suvokimas ir supratimas viso to paveikslo, jisai tampa vis pilnesnis ir pilnesnis. Antroji priežastis, žinoma, yra motyvacija, nes per tam tikrą laiką gyvenimas mūsų visą laiką išblaško, mes jame susidurime su visokiom kliūtim, sunkumais ir gali mūsų noras daryti tos veiksmus pastoviai šiek tiek sušlubuoti. Tad periodinis apsilankymas mokymuose, jisai duoda jums naują motyvacijos tokį įkrovį. Ypač didieji renginiai tai duoda, kadangi ten jūs galite matyti daug sėkmės istorijų, galite matyti tikrai daug pasiekusių žmonės jūsų kompanijoje ir tai, aišku, įkvepia jūs. Na ir trečioji priežastis, mano manimu, ne ką mažiau svarbi, yra tai, kad taip jūs rodote savo pavyzdžių mokymų svarbą jūsų komandos partneriams, ypač naujiems jos nariams. Pagalvokite, ką gali pagalvoti jūsų komandos nariai, jeigu jie mato, kad jų lyderis, žmogus, kuris juos subūrė į komandą ir kaip ir yra jų vedlys į priekį, jisai pats nesilanko mokymuose. Arba daro tai vieną kartą ir daugiau nepasirodo, o tik tai sako jiems, kad reikia eiti. Reiškia, ir jie darys tą patį. Jie kitą kartą kvies savo žmonės dalyvauti mokymuose, patys juose nedalyvaudami. Ir tokiu būdu pas jūs susidarys netinkama kultūra, kad visi žmonės jūsų komandoje mokymuose dalyvaus vieną kartą arba išvis nebedalyvaus. Ką tai duos ateityje? Tai duos jūsų komandoje sąstingį, tai galiausiai duos jūsų komandos rezultatų kritimą žemyn, kadangi neatsirasdinės naujų lyderių, neatsirasdinės geresnių įgūdžių pas žmonės, nes jeigu galbūt jūsų įgūdžiai jau yra pakankami, tai dar nereiškia, kad kiti žmonės jūsų komandai turi jau tokius pačius įgūdžius. Ir jiems galbūt reikia tų mokymų, kurių jie taip ir neturės, jeigu jūs neparodysite jiems jų svarbos. Tad šios trys priežastys yra, manau, pakankamai svarbios, kad jūs įvertintumėte mokymų kaip labai svarbaus jūsų verslo elementą naudojimą savo versle. Aš linkiu jums nebedaryti šių klaidų, jeigu darėte jas iki šiol, ir pasakyti apie tai savo komandos lyderiams, savo komandos būsimiems lyderiams ir naujiems nariams. Su jumis buvo Jurijus Slavas, mes toliau susitiksime efektyviose tinklės rinkodaros verslo vystymo technikose, kur kalbėsime dar apie eilę kitų klaidų bei veiksmų, kurie galėtų pagerinti jūsų verslo rezultatus. Jeigu jūs turite kažkokį klausimą susijusį su tinklė rinkodara, su info verslu, su asmenybės tobulėjimu, kurį norėtumėte užduoti man, tam, kad aš aptarčiau jį šiame video arba straipsnėje, tiesiog parašykite man elektroniniu paštu arba užpildykite klausimų uždavimo formą, kurį rasite mūsų svetainėje Sėkmės pamokos dešinėje pusėje, užduokite klausimą Jurijui. Sėkmės, linkiu jums gero savaitgalio, iki kitų kartų. Iki.